Šokoladinis pyragas ir sūrio pyragas yra vieni populiariausių desertų pasaulyje. Jeigu juos apjungsim į vieną, gausim tiesiog super skanų, super populiarų, kremišką ir vieną mėgstamiausią mano desertų. Na, tiems, kas mėgsta tikrai super šokoladinius desertus, jūs turit jį pabandyti būtinai. Pyragas tiesiog tirpsta burnoj, sodrus šokolado skonis ir traškus kakavos gabaliukai, viskas sujungus, yra wow. Kaip pasigaminti? Žiūrim. Maistas nėra tik maistas. Tai atradimai, tai patirtis, tai šventė. Gardus maistas gimsta iš meilės, nes jūs nusipelnote geriausio. Mums gaminti yra šventė. Visi sūrio pyragai prasideda nuo pagrindo, nuo paduko. O šokoladinis sūrio pyragas, žinoma, turi būti su šokoladiniu paduku. Jie paprastai gaminasi tiesiog super lengvai. Reikia tiesiog šokoladinių sausainių. Pagrindo turėtų būti 130–140 gramų, priklausomai nuo to, kiek storo jo norit. 100 gramų sausainių ir 30 gramų sviesto. Paduko trupiniai paruošti ir dedam iš karto į formelę. Gamindamas štai tokioj formeliai sūrio pyragus, aš visuomet įkloju sviestinio popieriaus. Būna atveju, kai padukas tiesiog prilimpa prie dugno ir vėliau išverčiant iškrenta pyragas, o padukas lieka. Štai tolygiai pasiskirstam. Formuojant paduką labai praverčia štai tokios stiklinės. Jos labai gražiai, tolygiai ir palikdama vos tokį kraštelio užlinkimą suformuoja padą. Paruošta. Ir kol paruošiu kremą, dedu į šaldytuvą su visa formele, kad padas truputėlį sustingtų. Mikseris arčiau ir pradedu nuo to, kad išmaišau iki vientisos masės kreminį sūrį su cukru. Gaminant sūrio pyrago masę yra labai svarbu jos neišplakti. Jeigu mes išplaksim sūrio pyrago masę, vėliau kepant, jinai pakils į viršų, nes bus išpurėjus ir vėliau vesdama sukris. Kreminis sūris 340 gramų. Taigi dedu 100 gramų kristalinio paprasto balto cukraus. Na ir kadangi gaminu šokoladinį pyragą ir ten, kur šokoladas, visuomet mėgstu įdėti muskovado tamsaus cukraus. Jis yra su molasa, toks stipraus karamelinio skonio ir jisai labai praturtina desertus su šokoladu. Reikia visai nedaug, 30 gramų. Dabar su lopetėlės pagalba maišysiu, bet keletą kartų reikės su mentele, taip sakant, nuvalyti kraštus, kad tikrai masė gerai išsimaišytų ir neliktų jokių sūrio gumuliukų. Na, šitas pyragas išties bus tiesiog super šokoladinis, kaip aš mėgstu. Kakavą suteiksim tą sodrią šokoladinę spalvą. Bet prieš dedant reikėtų būtinai kakavą išsijoti. Jis yra linkus sušokti į tokius nedidelius gumuliukus, kuriuos būtinai reikia išsijoti. Kakavos dedu tokį gerą šaukštą, jeigu būtų tiksliam, 15 gramų. Ir dabar maišom, kol išsimaišo. Na, tai turėtų trukti nedaugiau minutės. Kakava ypatingai gerai tirps ir atsiskleidžia riebaluose, todėl geriausia ją dėti būtent šitam etape, kai yra daug kreminio sūrio. Dedu 2 laisvai laikomų vištų kiaušinius. Ir, kaip ir minėjau, svarbiausia per daug neišplakti.
plakam maždaug 1 minutę, gal kiek daugiau, kol kiaušiniai tiesiog gerai išsimaišo. Labai svarbu, kad neliktų tokių atskirų baltymo gijų. Vėliau kepant tos baltymo gijos padaro burbulus ir pyragas būna netolygus. Kol kas viskas atrodo puikiai. Atėjo eilė įdėti šokoladą. Aš naudosiu, štai, kartų į šokoladą. Juodą, belgišką, stipraus skonio, nesaldų. Ir būtent kepiniuose, tokiuose kaip sūrio pyragas, toks šokoladas tinka labiausiai. Būtent tada atsiskleidžia tas tikrasis šokolado skonis su šiek tiek kartumu. Reikės 170 gramų šokolado ir jį ištirpinti. Ar tai padaryti garų voneliai, ar mikrobangų krosneliai, nėra didelio skirtumo, svarbiausia šokolado neperkaitinti. Jeigu perkaitinam šokoladą, atsiskiria kakavos sviestas ir turim sugadintą produktą. Jis dar šiltas, jį šiek tiek atvėsinu įpildamas grietinėlę. Šiaip darant sūrio pyragą, grietinėlę pilam tiesiai tenais į sūrio masę, bet čia, kad geriau susijungtų, pilu grietinėlę būtent į šokoladą. Nes dar yra tokia maža rizika, kad jeigu įpilsim tirpintą šokoladą į šitą sūrio kremo masę, jisai gali sušokti į tokius gabaliukus ir gerai neišsimaišyti. Ir dabar šitą ganašą juodojo šokolado sudedu į sūrio masę ir išmaišau, kol gausiu vientisą, gražiai atrodantį, purų, šilkinį kremą. Atrodo labai gerai. Bet tie, kas gamina desertus, tikrai supras, ką turiu omeny, tai gaunam tokį tvirto putėsio arba parfe konsistencijos kremą. Padukas atvėso, sudedu visą masę ir išlyginu. Sūrio pyragai kepa vandens voneliai. Vanduo esantis voneliai leidžia pyragui tolygiau kepti. Taigi reikia pripilti vandens, maždaug pusę formelės aukščio ir kepsime iki 150 laipsnių įkaitintoj orkaitėj. Kaitinimas iš viršaus ir apačios maždaug valandą, gal kiek daugiau. Iškepus pyragą ir jį pajudinus, jis dar turi taip judėti, drebėti per visą, sakykime, pyrago plotą vienodai. Iškeptą šokoladinį sūrio pyragą reikėtų pradžioje atvėsinti iki kambario temperatūros ir vėliau palikti šaldytuve mažiausiai 4 valandom, geriausia per naktį, kad jisai susistovėtų, pilnai atvėstų ir tik tuomet išimam iš formos. O išėmus iš formos, pyragas atrodo maždaug taip. Bet mes padarysim dar jį šokoladesnį, uždėsiu šokoladinę glazūrą. Taigi turiu 300 gramų šokolado, 30 gramų augalinio aliejaus, bet koks neutralus augalinis aliejus puikiai tinka. Taigi aliejus truputėlį atskiedžia šokoladą ir vėliau būna tokios minkštesnės konsistencijos. Ir lazdynų riešutų pasta, taip pat 30 gramų. Daug tikrai nereikia, svarbu, kad truputėlį jaustųsi riešutų skonis. Ir kad įves truputėlį tekstūros, tai yra skaldyta kakavos pupelė. Kakavos nipsas taip vadinamas ir jisai puikiai subalansuos saldumą. Ir atsakingas momentas – glaistymas. Padedam į šaldytuvą, pyrago glazūra sustingsta, galim pjaustyti ir ragauti.
Na, kaip pasidaryti šitą pyragą ir visus mūsų receptus, kai visuomet sužinosite užsukę į gardugardu.lt. Nepamirškite aplankyti ir mūsų socialinių tinklų bei prenumeruokite YouTube platformą. Ten surasite visus receptus video formatu, tad bet kurio paros metu labai patogiai galite įsijungti ir pasižiūrėti. Kai visuomet labai norėčiau padėkoti mūsų rėmėjams, Kėdainių konservų fabrikui bei Electrolux, na, o su jumis jau pasimatysime kitą šeštadienį per TV3. Iki!